M1. Ką Saulėns galvoja apie Minedą? Džiaugitės, kad šiandien mano gera nuotaika. Tai džiaugiamės labai, Sauliau, ir tokį klausimą turim. Va, čia dabar paskutiniu metu išpopuliarėjo du labai žmonės, tai jūs ir Minedas toks dainininkas. Ar pažįstami esat tarpusavį? Ne, nu palauk. Apšalau biškį nuo tavo tokio pasakym. Kad tu tipo mane lygini su tuo, ne? Locho, ne valka tu tuo. Nu, pagal A tu turi protą, a tu turi biškį raumenį, ką? Ką tu čia štai tu nuotaiką man sugadinai, nu? Jeigu tu taip pasakė, aš tau irgi pasakysiu. Aš turiu gerą planą, kaip atgaivinti Kauno zoologijos sodą. Paimam tą lochą, ne? Minedą, ne? Nuvežam ir uždaromi beždžionės narvą. Išvis jam reikia bananą į rankas duoti ir į fikusą pasodinti, atsirado dainininks. O Kauno zoologijos sode jam pati vieta būtų. Lankomoms padidėtų trigubai. Bent žirafas išlaikyti būtų paprasčiau. Liuci begemots bent ant pašarą daugiau užsidirbtų. Ir iš vis koks loks savo vardą taip gali išsidergti iš savo vardą, ne? Tipo, buvo jis, kiek girdėjo, ne? Normalus bičas, Mindė, ne? Pasikeitė vardą Mineda. Tai Minets, kas tas Minets, tipo, saka, kad čia kur, nu, grabaliojas per, nu, kaip tipo erotinis, pornokinis terminas, ne? Minės. Klausyk, čia tas pats, kas dabar tipo aš, ne? Saulėns būčiau pasivadinęs kokį petingo, ne? Abiškį turat raumenį. Tegu datas lops atvarą į Šiaulius. Mes su gengais da jį ne taip apčiupinėsim, bus jam Minės. Kas skaudės visas vietas. Glamonėk mane, glamonėk. M1.